Turi būti imtasi visų reikiamų priemonių mergaitės saugumo užtikrinimui ir jos interesų gynybai. Žinot, sakoma, žygiais, o ne žodžiais mes tėvynę mylim. Tai va dabar išklausiau per juostą prezidentės kalbą, kuri buvo pasakyta, kad mergaitės paėmimas turi būti labai ištirtas, kad prievarta negali būti naudojama ir taip tauriai, teisingai išsakė ir visa širdim mes tada visi pritarėm. Ir štai kas įvyko. Žodžiai visiškai nesiderina su darbais. Kas atsitiko? Kodėl prezidentė keičia kursą? Kada jinai atėjo ir pirmą kartą kalbėjo, kad suvaldys korupciją ir jeigu mes visa tauta prisidėsim visi kartu, tai mes nugalėsim ir mes ją rinkom beveik čiut ne 100%. Tikėjom. Bet po metų jau buvo kita kalba. Ko jūs kišatės, ko jūs maždaug visi tvarkot? Jeigu mes visi tvarkysim, tai čia bus betvarkė didžiulė. Negalima šitaip. Staiga mes girdim visai kitus žodžius. Visai kita prezidentė. Kas atsitiko? Mes paprasčiausiai susirinkę į aikštę reikalaujam tiesos. Tai labai gražus žodis. Nieko daugiau, tik tiesos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuva jau bunda. Bunda. Būreliais, kažkur tai, aš žinau, kad yra ne organizacijom, tai ne kažkokias partijas, kuria ne ką, bet kuriasi būreliai žmonės, nes glaudžiasi vienas prie kito, norėdami suvokti, kas čia darosi tai mūsų Lietuvoje. Žodžiu, dabar stengiamasi žmonių sąmonę kažkaip aptemdyti, prislopinti, kad žmonės nemąstytų, negalvotų ir paleidžia visas patrankas, kurias tik įmanoma žiniasklaida stambėje. Tai LNK televizija ir Lietuvos rytas. Čia jau nepakeičiami partneriai, kurių laiduose absoliučiai kitos pakraipos neišgirsi. Jau vien tik tai einama vienu keliu. Ir žmonės, kurie nemąsto, o tik tai aklai tiki šitą žiniasklaidą, jie yra suklaidinti. Žmonės, mėlyjeji, mąstykim. Dar kartą prašau, mąstykim, sekim įvykius, neklausykim, ką ten rašo, ką ten kalba. Gerai, klausykim, bet kartu ieškokim dar ir kitų šaltinių ir bandykim susigaudyti. Juk nuspręsta teismo, kad pedofilijos nebuvo. Tai kodėl tada šitie garliaviniai šaudė? Kas ten darėsi? Pagaliau, net neištirta žudynių visi reikalai, pradėta visai nuo kito galo. Musgi nori apdurninti visiškai. Reiškia, užgniaužt, sunaikinti žmonės šitos, kurie dar turi kažkokių tai pretenzijų ir gali kažką pasakyti. O tai, kad yra krūva lavonų ir dėl ko jie atsirado, jeigu pedofilijos nebuvo, netyriama. Kame reikalas? Žmonės pradeda mąstyti, būrėsi į tam tikrus būrelius ir kalba apie tai, o kalbėjimas jau yra veiksmas. Jau yra veiksmas. Tai yra mąstymas, o jeigu žmogus jau mąsto, jo neapkvailinsi. Tai va, ir dar yra daug labai neaiškių dalykų, kas pas mus Lietuvoje darosi. Čia galima kalbėti ir kalbėti, bet būtent nuo 17 dienos aš praregėjau, stengiausi praregėti ir stengiausi sekti šitos visus įvykius, kad suvokčiau, kas čia darosi. Va dabar girdžiu, leidžia tą juostą, kur mergaitę ima. Kodėl nusuko prožektorius, kad negalima būtų filmuoti? Kodėl nebuvo galima rodyti, kaip mergaitę paima? Juk tai buvo teisė, tai jų nuožiūra paimta mergaitė. Tai kodėl buvo viskas nusukta? Liko tik tai įrašas baisus, mes girdim jos balsą. Baisukas darosi mūsų valstybėje. Bet mes stovim, kol dar gyvi. Kol liks nors vienas žmogus, kuris mato, kas čia darosi, negali nematyti. Lietuvoje labai dabar šiuo metu bloga padėtis, labai, ypatingai su teisėsauga.
paskaitykit jūs visus, ne vieną laikraštį, permeskit ir kad būtų trumpiau jums to laiko, mažiau žimtų, neskaitykit tų niekalų ten apie seksus, šmeksus, apie visokias ten grožybės, paskaitykit tai, kas svarbu mūsų Lietuvai ir girdit vaiko riksmą. Negaliu daugiau kalbėti. Noriu paklausti, kodėl mūsų tokia teisėta valstybė, mes tokie esam demokratiški ir net neleidom susipriešinimą žmonių sumažinti, suteikdami galimybę, kad komisija garbingų žmonių aplankytų tą mergaitę ir pažiūrėtų, ar jinai gyva, ar jinai sveika, kam priešinti visuomenę. Mes jau nebetikim, kad jinai gyva, o jeigu ir gyva, tai jau tas vaikas yra sunaikintas, nes išraut šitaip skaudžiai iš aplinkos, kurią jinai mylėjo, kur jinai, galima sakyti, gimė, ir po to nežinot nieko, kas su jos draugais atsitiko, kas su seneliais atsitiko, absoliučiai izoliuot vaiką, kur vaiko tarnybos, ką jos veikia, reiškia bijo, nes viena tik mergina pačioj pradžioj atliko sąžiningai savo darbą ir iš karto buvo apšaukta prieš visą Lietuvą, kad jinai neteisingai daro. Ir visi nutilo. Tai kur ta demokratinė Lietuva, kur ta teisybė?